iš įvairiausių mokyklų, ne viena komanda. Ir yra teminės treniruotės, mokymas, tobulinimas, aiškinimas. Ateitinėsiu kiekvieną šeštadienį, sekmadienį ir pabandysiu jiems kažką naujo duoti, kažką parodyti. Manau, jeigu jie dirbs ir pastoviai lankys šitas treniruotės, aš manau, kad jie turėtų tobulėti. Jeigu tu sportuoji, kaip visi sportuosi, tu ir būsi toks pat kaip visi, bet jeigu tu nori būti geresnis, tu turi dirbti dar papildomai. Matosi, labai mažai skiria treneriai dėmesio metimui. Reiškia, kaip jie patys pasistato metimą, taip ir meta, bet reikėtų jį pakoreguoti, patobulinti. Aišku, driblingas. Irgi dažniausiai vaikinai naudoja savo stipriai ranką. Jeigu jis yra dešiniarankis, tai dešinė ranka stipri, kairė yra silpna ir atvirkščiai. Tai manyčiau, kad reikėtų iš tuos labai skirti didelį dėmesį. Stengsimės, dirbsim ir bandysim padėti.